Labą dieną, būti kartu kviečia Ignalinos televizija, jūsų dėmesiui informacinė laida. Šiandien matysite savivaldybės informaciją apie moderniausią žuvų perdirbimo cechą, viešnagė Zubrickų kaimo turizmo sodyboje, Palūšės bažnyčios kultūros paveldas. Labą dieną. Ignalinos savivaldybė įpareigota sudaryti galimybę kiekvienam rajono gyventojui atlikti molekulinį COVID-19 ligos tyrimą. Vykdant sveikatos apsaugos ministro valstybės operacijų vadovo sprendimą, užtikrinti gyventojų ištyrimą Ignalinoje Lietuvos žiemos sporto centro teritorijoje įrengtas mobilus tyrimų punktas. Norint atlikti tyrimus, registraciją į mobilųjį punktą reikės vykdyti per karštąją liniją trumpuoju numeriu 1808. Gyventojui bus nurodytas konkretus laikas, kada jis turės atvykti. Punktas šiuo metu paruoštas ir dirbti pradės artimiausiu metu. Jūsų dėmesiu interviu su savivaldybės meru Justu Rasiku. Kokia šiandien lapkričio 12-osios situacija mūsų rajone? Mano žiniomis, bent jau ryte gavau duomenis, kad sergančių yra 14 asmenų. Tarp kurių nemažai yra gal kokių 40%, kurie fiziškai negyvena Ignalinos rajone, tai dalinai galima atsipūsti, kad sergantieji neužkrės arti esančių žmonių. Ignalinos savivaldybė buvo įpareigota įkurti mobilų tyrimų punktą. Dabar jau tas darbas praktiškai padarytas, kaip sekėsi viską organizuoti? Ne tik Ignalinos savivaldybė įpareigota, o tiesiog matyti visos Lietuvos savivaldybės yra įpareigotos įkurti tokius punktus. Mano akimis žiūrint, tai yra patogumas, kadangi atvejų visoje Lietuvoje ir pasaulyje tik tai daugėja. O tokius asmenys transportuoti kitus rajonus, tai būtų milžiniški kaštai. Ir tiesiog mums, nežinau, kiek vairuotojų reikėtų iš viso rajono atlikti maršrutus, tarkim, Ignalina, Utena, pirmyn ir atgal ir neaišku, kiek kartų per dieną. Tai čia, manau, sveikintinas yra sprendimas operacijų vadovo. Punkto įrengimo procesas jau finišo tiesioji ir kadangi šiandien matyt, kad kreipsimės į visuomenės sveikatos centrą, pranešdami, kad sveikatos centras jau yra įrengtas ir registruoti asmenys į apžiūrą jau manau, kad nuo kitos savaitės tikrai bus galima. Na ir pabaigai, tokiu sudėtingu laikotarpiu visgi pasakykit, kuo galit pasidžiaugti, nes kai kurie ir darbai nesustoja, gyvenimas eina į priekį, kokią geresnę žinią gyventojams galėtumėt pasakyti? Be abejo, darbai nesustoja, kad ir kovojam su tuo korona, jinai šiek tiek vieną koją, kaip sakant, pamuša, bet dar viena koja visada lieka. Tai šią savaitę buvo matyti, kad galutiniai sprendimai ir parašai sudėti ant žiemos sporto centro perdavimo, bent jau kontrolinio to akcijų paketo, pavadinkim, Ignalinos rajono savivaldybei. Šis kelias buvo gana ilgas, vos ne metus laiko truko įvairūs derinimai ir manau, kad kelių savaičių bėgyje, kaip įmanoma greičiau, šauksime dalininkų susitikimą ir priimsime sprendimus dėl jo veiklos ateityje. Būtent veiklos, o ne kažkokių tai uždarimų ar kitų dalykų. Bent jau vakar dienos duomenimis aš jau mačiau, kad kaip sakant, gamta mums ruošia siurprizą, gruodžio mėnesį žadamas minusas. Tai tikiuosi, kad įvertinus visas situacijas, pasirengimą ir operacijų vadovo priimtus sprendimus, jeigu tai leidžia, tai žmonės gal ir galėtų pačiuožinėti nuo kalnų, jeigu bus sniego. Bet jeigu būsime įpareigoti nevykdyti tokios veiklos, tai prisiminkime, kad saugumas yra svarbiausia. Prakalbot apie gruodį ir norėtųsi paklausti, kaipgi mes sutiksime svarbiausias šventes.
ką matysime, ko nematysime. Tai svarbiausia šventės šiais metais matyt bus išskirtinės. Kaip bebūtų, tradicinės eglutės įžiebimo šventės, koncerto jo tikrai nebus. Sprendimas yra tikrai priimtas jau prieš keletą savaičių, tame tarpe ir kalbėjom apie Dūkšto eglutę, eglutės įžiebimo šventę pavadinkim. Tai matyt, kad turime persiorientuoti visi, kad artimiausia šventė, ir jeigu galima pavadinti šventę, jinai vyks tik tai artimame giminių rate. Tai ar su žmona, ar su vaikais. Tai raginu susilaikyti nuo masinių, pavadinkim, šventimų, nes jau vasaros periodų, Liepos ar rugpjūčio mėnesį mes matom, kuo gali viskas virsti. Tai tiesiog šventės gali užsitęsti, o kažkam ir baigtis labai liūdnai. Juk matome, kiek mirčių šiandien įvyksta Lietuvoje. Bet kalėdinę nuotaiką tikriausiai visi vis tiek kursime vienokiu ar kitokiu būdu. Ir jau žinau, kad yra nuostatai, tuoj bus patvirtinti konkurso kalėdinės puošybos. Tai gal apie tai truputėlį pakvieskit gyventojus, kurti vis tik tą kalėdiškumą. Kadangi nieks kol kas bent jau komendanto valandos nėra įvedęs ir vis tiek judėjimas gatve vyks ir pačiame rajone vyks, tai buvo tokia idėja ir jinai jau dabar virsta kūnu, kad gyventojai, tiek įmonės, biudžetininkai, gyventojai puoštų savo namus, savo vitrinas ir mes galėtume tiesiog vaikščiodami kažkuriuose tai teritorijose grožėtis tą šventinę nuotaiką, kurios, kaip sakant, kaip Grinčas bando pavogti iš mūsų, bet bus įsteigti be abejo ir prizai. Bus sudaryta komisija, kuri vertins tuos kalėdinius šedevrus ir manau, kad tai labai, labai gražus pavyzdys visai ateičiai, kurti tą bendruomeniškumo jausmą ir pasirodykit, ką sugebat. Apie tai mes be abejo dar informuosim apie tą konkursą. Ką norėtumėt dar pasakyti gyventojams, būtent karantino laikotarpiu? Karantino laikotarpis, tai matyt, kad sunkiai yra numatomas, kiek jisai truks. Ta turime suprasti visi, bet tas laikotarpis gali būti įtakojamas mūsų pačių. Kuo mes labiau laikysimės nurodymų karantino ir suprasime, kad reikia būtent jo laikytis, o ne ieškoti spragų priimtose tvarkose, tuo matyt greičiau karantinas ir pasibaigs, nes sumažės susirgimų ir noriu palinkėti, kad kuo greičiau būtų išrasta ta tinkama vakcina. Kiek žinom, vyriausybė jau kalba apie vakcinos pirkimą, tai laikykime, pasakysiu taip negražiai, špygas, kad ta vakcina būtų veiksminga. Stenkimės, kad kuo mažiau susirgtų žmonių, neužkrėskime savo artimųjų, laukime vakcinacijos ir tikėkime, kad visi kartu nugalėsime šį, kaip sakant, mums jau išbandymą. Jo. Lapkričio 12 dieną įvyko nuotolinis savivaldybės tarybos posėdis. Posėdėje priimti 6 sprendimai, vienas sprendimas atidėtas, nes nepritarta valstybinės energetikos tarybos nustatytoms uždarosios akcinės bendrovės Didžiasalio komunalinės paslaugos geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinėms kainoms, kurios ypač didėja. Tarybos posėdėje pranešimą šiuo klausimu ir raginimą nebalsuoti perskaitė daugumos frakcijos seniūnė Edita Brukštuvienė. Siūlyta perskaičiuoti paslaugų kainą, taikant geriamo vandens abonentams ir vartotojams subsidiją iš biudžeto lėšų. Priimtas sprendimas dėl uždarosios akcinės bendrovės Ignalinos vanduo perskaičiuotų geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų. Kaina didėja apie 4%. Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, bus taikoma 2,56 € už kubinį metrą kaina. Šis sprendimas sukėlė nemažai diskusijų. Į tarybos narių klausimus atsakė ir situaciją paaiškino įmonės vadovas Rimantas Adomėnas. Taip, pagrindiniai dalykai, kas padino išvadas, tai yra atsiradęs mokestis už etilduoftalatą
paprastai šnekant, plasmasė, kuri yra išleidžiama su nuotekom, kurios anksčiau nieks neskaičiuodavo ir nieks netikrindavo. O dabar mes per praeitus metus 7 000 sumokėjom vien už taršą šitais ftalatais. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, kad brangsta išteklių mokestis, koeficientas, kiekvienais metais vis auga palaipsniui ir stipriai išaugo vandens tyrimų kaina, kadangi perėmus Utenos veterinariniai tarnybai, jie nedaro absoliučiai jokių nuolaidų, nors yra numatyta įstatyme, sutarus su veterinarijos tarnyba, mažuose kaimuose, kur mažas kiekis vandens, nedaryti 4 kartus per metus, ten po 20 tyrimų, kurie kainuoja ten po 500 eurų kiekvienam kaimui, kiekvieną kartą. Tai čia yra 1000 eurų. Ir taršos mokestis brangsta, tie pagrindiniai dalykai, kurie lėmė padidintas išlaidas. Taryba pritarė savivaldybės administracijos ir viešosios įstaigos Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuro bendradarbiavimo sutarčiai įgyvendinant tarptautinį robotikos projektą. Projekte dalyvaus Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija ir viešoji biblioteka. Galimybė šitame projekte būtų įsigyti robotikos priemonių, apmokyti mokytojus ir organizuoti vaikams veiklas šitoje srityje. Priimti sprendimai atleisti nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio už 2020 metus uždarąsias akcinės bendrovės Resta ES ir Tiekimas, atsižvelgiant į jų prašymus ir į tai, kad įmonės nemažina darbų apimties ir kuria naujas darbo vietas. Kitas tarybos posėdis planuojamas lapkričio pabaigoje. Jūsų dėmesiu reportažas apie atliekų tvarkymą, rūšiavimą ir naujoves. Rugsėjo mėnesį Ignalinoje pradėti naudoti pusiau požeminiai konteineriai. Mieste įrengtos 8 atliekų surinkimo aikštelės. Savivaldybė skyrė lėšų įsigyti specialiam automobiliui, kuris pritaikytas šiems konteineriams ištuštinti. Įdomu buvo pasižiūrėti, kaip tai vyksta. Reikia pasakyti, kad nors visas procesas automatizuotas, tačiau darbas nėra labai greitas, o žmogaus rankų visgi prireikia. Per metus Ignalinos rajone surenkame apie 300 tonų antrinių žaliavų ir 10 kartų daugiau apie 3000 tonų komunalinių atliekų. Kaip sakė savivaldybės įmonės Kompata paslaugų administravimo skyriaus vadovė Joana Lichadziauskienė, tai nėra labai geras rodiklis, nes kuo daugiau komunalinių atliekų, tuo jų išvežimas brangesnis. Tai vadinasi, išvada tokia, kad mes rūšiuoti dar vis nemokam? Mokam, rodikliai yra geresni negu praeitais ar dar anksčiau metais, tačiau vis dar mokomės, yra kur tobulėti. Ateinančiais metais Utenos regionės atliekų tvarkymo centras ketina didinti mokesčių už atliekų priėmimą į sąvartyną ir to pasekmėje tikėtina, kad mokestis už komunalinį atliekų tvarkymą dar gali augti. Bet koks jis bus dabar dar neaišku? Dar neaišku. Atliekų tvarkymo paslaugų kokybei rajone gerinti savivaldybė skiria lėšų, už kurias diegiama nauja abonentų apskaitos programa ir atliekamas konteinerių monitoringas. Visi konteineriai yra žymimi, kad vėliau būtų galima kontroliuoti jų ištuštinimą ir optimizuoti maršrutus. Tam, kad būtų rūšiuojama geriau, savivaldybės įmonė Kompata pasistengė šiais metais išdalinti apie 1000 vienetų antrinių žaliavų konteinerių individualaus naudojimo namų gyventojams. Jie išdalinti Rimšės seniūnijai, Kazytiškio seniūnijai, Dūkšto seniūnijai, Bečiūnuose, Palūšėje. Ateinančiais metais tikimės gauti dar konteinerių ir aptarnauti dar daugiau rajono. Tam, kad žmonės gerai rūšiuotų, neužtenka vien pagerinti atliekų rūšiavimo infrastruktūrą. Svarbu, kad žmonės mokytųsi rūšiuoti, kad įsisąmonintų, kad reikia rūšiuoti. Tuo tikslu ir savivaldybės įmonės Kompata viena iš funkcijų yra vykdyti tokią visuomenės švietimo veiklą atliekų rūšiavimo srityje.
Aišku, reikia mokinti ne tik suaugusius žmonės, bet reikia pradėti nuo vaikų. Šią vasarą Kompatos pakvietimu organizacijos Žaliasis taškas lėšomis buvo pakviesta į darželį spektaklis specialus, kur darželinukai, jiems suprantama kalba su daineliais, su lėlėmis buvo jiems aiškinama, kaip yra svarbu rūšiuoti, kad kiekviena atlieka pasiektų savo konteinerį, kad ir būtų švari aplinka ir kad atliekos būtų tinkamai perdirbamos. Tai dabar, Joana, kadangi jau čia esam, tai gal ir mums trumpą pamokėlę, kaipgi reikia iš tikrųjų rūšiuoti, ką patartum visiems gyventojams. Pagrindinius dalykus gyventojai žino, kad stiklą reikia mesti prie stiklo, popieriaus pakuotės prie popieriaus, plastiką prie plastiko. Tačiau vis dar kyla tokių klausimų, kuriuo aš irgi anksčiau nežinojau. Pavyzdžiui, kad popierius, jeigu jisai yra su sąvaržėlėmis arba su lipnia juostele plastikinė, kad jo nereikia išimti nei sąvaržėlių, nei juostelės ir reikia mesti tiesiog į popieriaus konteinerį. Negalima mesti riebalais sutepto popieriaus. Pavyzdžiui, jeigu picos dėžutė nuo picos yra riebaluota, tas popierius jau yra neperdirbamas. Jokių būdų negalima mesti panaudotų servetėlių, nosinaičių, žinoma, tualetinio popieriaus, tapetų. Juos reikia jau į komunalinės atliekas mesti. Svarbu žinoti, kad plastiką nereikia jo išplauti visiškai. Reikia svarbiausia, kad nebūtų skysčių ir maisto medžiagų. Plastiko butelius reikėtų sumaigyti ir uždengti daiktelius ir tada išmesti į plastikui skirtą konteinerį. Dabar toks testukas, kaip Jūs manote, pieno pakelį, tetrapako pakelį, į kurį konteinerį reikėtų išmesti? Būčiau metus į popieriaus, bet kažkada esu girdėjus, kad negalima į popieriaus. Taip, pieno pakeliai, tetrapakai yra sudaromi ne tik iš popieriaus ar iš plastiko, tai yra iš kelių medžiagų, kurios rankomis jų negalima atskirti. Jos yra vadinamos kombinuotam pakuotėm ir tokias pakuotės reikia mesti į plastikui skirtą konteinerį. Tai dabar čia kažką turit, ar ne? Pienas. Geltonas konteineris, ar tai būtų varpo formos konteineris, ar tai būtų pusiau pažyminis konteineris, yra skirtas plastikui. Taip pat kombinuota pakuotė yra puodelis kavos, nes jisai nors 80% jo sudaro popierius, tačiau su popieriumi jis negali būti perdirbamas. Jį taip pat reikia mesti prie plastiko atliekų. Va, kaip tik mes matom irgi rūšiuoja moteris. Na taip reikia. Ar visada rūšiuojat atlieką? Visada. Tikrai visada. Ir sekasi? Nu, kaip kol kas sekasi, atrodo. Žinau. Puodelius reikia mesti prie plastikui skirtų atliekų. Dabar toks dalykas, kad metalui specialaus konteinerio nėra. Kurgi mesti metalui skirtą metalinę pakuotę? Ar tai būtų dangteliai nuo stiklainių, ar tai būtų kažkokie tai nuo gėrimų, ar nuo kažkokie konservai. Svarbiausia, kad jinai būtų švari, kad nebūtų maisto likučių. Ir tokią pakuotę reikia taip pat mesti prie plastiko. Šitos plastiko pakuotės, kaip ir visos pakuotės, jos yra perrūšiuojamos dar kartą specialioje įmonėje, kur daug įskaidoma ir daug atliekų rūšių. Taigi metalą reikia mesti taip pat į plastiko konteinerį. Dar reikėtų atsiminti, kad dantų šepetėliai, skutimosi peiliukai, medicininiai švirkštai yra netinkami perdirbimui ir jie metami į komunalinių atliekų konteinerį. Kosmetikos ir buitinės chemijos priemonių buteliukai turi keliauti į plastikui skirtus konteinerius. Taigi kviečiu Jūs visus atsakingai rūšiuoti ir rūpinti savo aplinką. Šią savaitę darbą pradėjo naujoji Ignalinos rajono kultūros centro direktorė Giedrė Katinienė. Ją pasveikinęs meras Justas Rasikas palinkėjo sėkmingos ir kūrybingos veiklos.
Paskelbti konkursai į Didžiasalio Ryto gimnazijos, taip pat Vydiškių seniūnijos specialisto pareigas. Savivaldybės administracijai reikalingas buhalteris ir viešųjų pirkimų specialistas. Informaciją apie visus šiuo metu vykstančius konkursus rasite interneto svetainėje ignalina.lt. Naujieną sekite ir mūsų Facebook paskyroje. Viso geriausio, likite sveiki. Mažiau nei prieš kelis mėnesius veiklą pradėjo modernus žuvų perdirbimo cechas. Lankėmės Dysnų kaime netoli Didžiasalio, kur įsikūrusi ši įmonė. Beveik prieš metus viešėdami Dysnos kaime braidėme po purvyną, stebėjome plušančius darbininkus ir svarstėme, ar pavyks uždarosios akcinės bendrovės Brevitos tvenkiniai vadovė Editai Brukštuvieniai ir jos šeimai pasiekti 1,5 milijono vertės tikslą. Kaip matot, pavyko ir laikas tas labai greitai prabėgo. Aš pati kartais netikiu. Realiai mes statybą rimtai pradėjom statyti, va, kaip tik šito metu, kaip ir šiandien, kad susitinka, prasidėjo didieji darbai. O dabar jau realiai 1,5 mėnesio jau yra praėjo, kaip mes jau gaminam produkciją. Daug kas atsitiko, ne tik kad šita statyba ir tas staigiai buvo priimtas prekybos tinklų sprendimas, kad nutraukt prekybą gyvą žuvimi ir kad galim dabar tik tais prekiauti, prekybos tinkluose, išskyrus Rimi, bet ir Rimi po naujų metų nutrauks prekybą gyvą žuvimi. Ir jeigu dabar būtume nesuspėję pasistatyti, šiai dieną mes būtume turėję labai didelių rūpesčių, bet lygiai taip pat, jeigu būtume, dabar norėję pradėti statyti, irgi būtų neįmanoma. Tai matyt, kaip toj patarliai viską savo laiku. Dabar yra pradžia. Žinokit, jeigu dar rugpjūčio mėnesį aš galvoju viešpatė, kaip man čia kaip reikės parduoti, kaip čia užimti, kad žmonės darbą turėtų, tai aš dabar galvoju, ojojoj, kaip čia viską suspėt pagaminti. Didįjį gamybos proceso krūvį perėmęs maisto technologas Dūkštietis Gediminas Šileikis. Specialistas kasdien užpildo po 31 žurnalą, patikrina visus darbuotojus ir tik tada leidžia pradėti gamybos procesą. Gauta žuvis iš ūkio iškraunama į šitos konteinerius, laikinas saugomas su pajungta deguonies tiekimo sistema. Čia labai giliai, kad žuvis būtų gyvybinga, nejaustų stresą. Po to jau, kai ateina į eilę, tai jinai perkraunama į šitą konteinerį, tai yra elektrinis svaiginimo įrenginys. Žuvis apsvaiginama, neužmušama, bet apsvaiginama dėl to, kad pagal technologijos reikia, kad šio širdis plaktų ir išvarytų kraują. Pirminis apdorojimas, tai kaip matom, jeigu reikia pagal situaciją, pagal poreikį nuskutami žvinai, išimamas žarnas ir toliau žuvis plaunama. Žuvies apsvaiginimas ne tik padeda technologiškai lengviau ir greičiau ją apdoroti, bet įtakoja ir puikų jos skonį bei laikomas humanišku. Karpis tai tikrai yra, ypač perdirbtas, tai yra pakankamai brangi produkcija. Įsivaizduokit, jeigu dabar karpio paimam gyvų svorių, tai jeigu matot parduotuviai filė, tai yra 50% to jau gyvo karpio liko. Visa kita 50% jau iškeliavo į atliekas. Jeigu, pavyzdžiui, tokie kepsneliai, tai žinokit, kad ten geriausiu atveju bus kokie 55-60% jų išėga, 40% į atliekas keliauja. Mažiausiai atliekas išeina, jeigu yra skrostas, neskostas karpis, tai kažkur 15% keliauja į atliekas. Tai jeigu vaizdžiai pasakys, nes mums šitą gamybą yra būtina viską susiskaičiuoti, tai mes per spalį perdirbom apie 30 tonų gyvos žuvies, tai 12 tonų iškeliavo į Rokvestą kaip atliekos. Jeigu dabar įvertinus, kiek mes perdavėm gyvos žuvies per spalio mėnesį, tai būtų jau nebeužtekę žmonių atlyginimą. Nes visiškai visi atsisakė prekiauti gyvą žuvimi, tai dabar kiek sugebam parduodam tik patys turgavietėse. O jau visur į prekybos tinklus išvežam perdirbtą žuvį. Tai spalio mėnesį, taip apytiksliai galiu pasakyti, perdirbam 30 tonų žuvies, o gyvos žuvies tik apie 5 tonus pardavėm.
Baigę darbus, darbuotojai prausėsi, persirengė, dezinfekuojasi ir tik tada keliauja į antrinio apdorojimo patalpą, kur žuvis pjaustoma į pjausnius, išimama filė, bei vėliau pagal poreikį marinuojama. Čia yra prieskonių sandėlis, kur yra ruošiamas sūrimas žuvies rūkimui. Prieskoniai naudojami tikri, be jokių maisto priedų. Tai čia prieskonių mišiniai, natūralūs pipirai juodieji, pipirai kvapnieji, česnakai irgi natūralūs, ne česnakų, kaip pasakyti, koncentratai. Lauralapai, viską naudojam natūraliai, pradedant prieskoniais, baigiant pjuvinam, ten jokios chemijos mes nenaudojam, nes ne tas tikslas mūsų. Vėliau žuvies produktai keliauja skirtingomis kryptimis. Vieni į vakavimo patalpą, kiti į rūkyklą. Žuvies rūkymas, čia yra rūkykla, pilnai automatizuota, joje tik reikia. Žmogus įstūmęs rūkymo rėmą į rūkyklą, pasirenka tam iš anksto sukurtą programą, paspaudžia start ir mašinos ciklai pilnai automatizuoti, jinai viską padaro ir apdžiovina, ir rūka, ir kepa, ir temperatūrą pamatuoja, drėgmę, visas funkcijas atlieka mašina, žmogaus įsikišimo čia minimaliai reikia. Kad rūkamą galiu parodyti natūraliai, tai pjuvenų mišinys, juodalksnio ir buko. Išrūkyta žuvis atvėsinama specialioje patalpoje, kad tinkamai subręstų, o vėliau pakuojama. Čia vyksta pakavimas į apindelius su apsauginiam dujom, švieži pjausniai. Ta idealiai įdeda į mašiną, jinai ten irgi automatizuota. Uždaro dangtį, jinai ištraukia orą, įleidžia dujų mišinį, užlyda plėvelę. Parduotuvių lentynose galite rasti ir vakuume pateiktos šviežios žuvies. 9-ame 20 amžiaus dešimtmetyje amerikiečiai atrado modifikuotos atmosferos pakavimo būdą, kuris leidžia pirkėjams pristatyti jau paruoštus ar net supjaustytus gaminius. Toks pakavimo būdas pailgina žuvų ir jų produktų galiojimo laiką, išlaiko prekinę jų išvaizdą, išsaugo aromatą ir nepakitusi gaminių skonį, bei palengvina saugų produktų transportavimą. Dar vienas žuvies keliavimo į parduotuvę būdas ant ledukų. Į nutekėjimo angas turinčią dėžę dedami čia pat gaminami ledukai. Dedamas sterilus maišelis, į jį supakuojama žuvis ir sandariai uždarius keliauja į konteinerius. 30 metų gyvuojančio žuvininkystės ūkio ir naujo žuvies perdirbimo cecho vadovė Edita Brukštuvienė šiandien džiaugiasi pavykusiu projektu ir jaučia didelį stresą dėl užklupusių darbų lavinos. Tačiau džiaugiasi ir esanti viltis Didžiasalio krašto žmonėms. Metų pabaigoje buvo 30 darbuotojų, o šiai dienai jau yra 44 ir dar ateis mažiausiai 4-5 žmonės. Aš esu labai dėkinga savo žmonėm. Aš dar vakar sakiau, aš niekada nepamiršiu ne vieno iš jūsų, kurie pradėjo dirbti gamyboje. Aš pamenu, kad irgi buvo, kaip mes tada atsiskyrė nuo kolūkio Birvetos tvenkiniai. Ir tada aš tik vieną turėjau pilną etatą, paskui, nežinau, vairuotojai turėjo po pusę etato, visi kiti turėjo tik ketvirtį etato. Ir kaip mes į tą keliavom ir irgi dirbdavom visas tas dienas ir kiek reikėdavo, tiek ir dirbdavom, nes reikėjo išgyventi, mes tada tą išgyvenom. Dabar yra kitas nelengvas etapas, nes reikia sėkmingai viską sureguliuoti ir paleisti gyvenimą. Tęsime pasakojimą apie neįprastą šiais metais turizmo sezoną keliautojų ir turistų pamėgtame Ignalinos krašte. Praėjusioje laidoje virtualiai lankėmės šiais metais pradėtoje rengti ir jau poilsiaujančiųjų pamėgtoje Asalnų stovyklavietėje. Kalbinome verslininkus, turizmo paslaugų teikėjus, Aukštaitijos nacionalinio parko specialistus. Šiandien mums duris atveria naujomis spalvomis ir idėjomis pasipuošusi bei iš naujo suklestėjusi Zubrickų sodyba. Ir kas galėtų patikėti, kad sėkmę gali atnešti spalva ir jos įtakotas Provanso, Prancūzijos kaimo stilius Ažušilės kalnuose. Danutė ir Pranas Zubrickai jau kuris laikas po truputį puoselėjo savo kaimo turizmo sodybą. Tačiau svečioje šalyje
Keletą metų paviešėjusi jų dukra Indrė su šeima atpūtė į Zubrickų namus permainų sūkurį. Tėvai, kad jau tuo užsiema, tai jau vis tiek ne jauni neina, reikia pagalbos, kai darbo daug kaime. Galų gale buvom irgi išvykę su vyru į užsienį, tai grįžusiem, kai buvo tokia idėja, nuo ko čia pradėti. Ir sako, mama, pradedam su kaimo turizmu, gal judėti į Indrę. Nu ir aš kaip tik mokinausi interjerus dizaino studijas. Nu ir tokia galvoju, ar eiti interjerą, ar eiti į kaimą. Nu ir gavosi labiau, nuėjau į kaimą ir tą savo gal biškį irgi žinias ir idėjas pradėjau taikyti daugiau kaimo pusę. Tai galva toks irgi bendras buvo dalykas, kad norėjau atnaujinti ir kaimo, nes biškelį mačiau, kad vis tiek jau tėvai neapglėbė visko, viskas vis tiek jau netaip prižiūrėta ir puoselėta vis tiek vyresnio amžiaus žmonių, negu kur jauni. Mes vis tiek su vyru daugiau turim tos energijos. Tai kažkaip pradėjom plėtoti tėvų kaimo turizmą, pradėjom nuotraukas kelti, pradėjom daryti, kaip pirmą triušių narvą pradėjom per karantiną, po to sakom maža, reikia pradėti terasą kalti, tai pradėjom viską po biškį judėti ir žiūrim, kad žmonėm vėl atsirado naujų klientų, vėl ne tie patys galų gale, kurie seniau buvo, vėl pradėjo sugrįžinėti, tai kažkaip bendrom pastangom su tėvais ir mes padarėm, manau, gan nemažai per 2 metus, gal šios, 2 metus gal pradėjom jau užsiimt su vyru. Realiai iš tikrųjų viskas prasidėjo nuo triušių narvo, pabandėme tai baltai, po to galvoju, reikia terasą padažyti ir taip galvoju, tos rūdos jau spalvos taip atsivojo, man toks kažkokio norėjos tokio, kažką tokio, ko neturi kiti. Dažom tokiom spalvom, pas ko nėra pas kitus, tikrai pas draugus nemačiau jokių baltų terasų, baltų kubelų. Sakau, reikia dažyti, pradžioje tėvai susėmė už galvos, kokia čia spalva, tu čia nepraktiška dažai. Aš sakau, bus gerai, pamatysi, žinai, čia užsibaltinsi, nepatiks, o gausi kaip tik kažkaip viską taip sudažėm, suvienodinom. Kažkaip tas bendras vis tiek vaizdas gan panašus ir tvarkingas atrodo, tai kažkaip, nežinau, žmonėm patinka, atsiliepimų daug gaunam gražių, Facebooką parašo, kad viskas labai jauku, gražu, tai kažkaip taip galvoju, gal ir gerai, kad tą baltą pasirinko, manau, su ruda spalva būtume ne tiek susilaukę dėmesio, vis tiek. Kažkoks yra jau akcentas, jau krentantis į akį, vis tiek kitoks negu pas kitus. Provanso stilius derinantis eleganciją, komfortą ir paprastumą. Šiam stiliui būdinga šviesūs ir tylūs atspalviai naudoti iš natūralių medžiagų. Senoviniai baldai, dėmesys mažiems dalykams. Provanso interjero dizainas pasižymi patogumu ir paprastumu, bei nekrenta į akis, todėl galima mėgautis ilgą laiką be jokio noro kažką keisti. Toks Zubrickų kaimo turizmo sodybos stilius, kerintis natūralumu ir jaukumu, suteikia pasakos ir nesibaigiančios romantikos pojūtį. Ko šiuo metu ypač trūksta nuo griežtų ir subtilių daugiabučių bei biurų pervargusiems žmonėms. Interjero dizainą studijavusi Indrė sako, kad dėl šio senoviško įvaizdžio modernūs baldai namui netiktų, todėl kuriant savitą sodybos stilių, panaudoti seni sodybos baldai – valgomojo stalas, lovos, kėdės, sofutė ir be galo stilingi foteliai. Dar vienas labai svarbus sodybos patrauklumo elementas – kiekviena erdvė pritaikyta vaikams. Indrė su vyru augina 2 mažamečius, todėl jų sodyboje viskas apgalvota poilsiui su vaikais. Nuo indėniškų palapinių, dėžių žaislų, lauko namelių iki slapčiausios slėptuvės ant pečių su galybė minkštučių pagalvėlių ir knygų. Terasa atsirado, nebuvo jos, triušių namai negu buvo seniau tenais. Vaikų namelis, realiai jis jau biškį seniau buvo, bet mes jį dar perdažėm, bet irgi dar kai tėvai buvo, jo nebuvo. Tai kadangi vaikų atsirado, tai pradėjo poreikiais didėti, kad reikia ir daugiau vaikams užimtumo to, tai kažkaip ir kubilas. Tokio, kad daugiau būtų tų ir pramogų, kad galima būtų atvykus į sodybą ir kažką nuveikti. Tai tiesiog buvo tokių idėjų kažkaip naujesnių, ko nebuvo prieš tai tėvai sugalvojo. O gal tiesiog viskas, aišku, ir į pinigus atsirėmė. Biškelį ir užsienį padirbom, truputėlį gal daugiau pradžiai galėjom sau leisti, tai tie ir pinigai irgi, aišku, viską kartais lemia. Išskirtinai romantiškoje ir jaukioje Zubrickų sodyboje svečiai laukiami ištisus metus.
Visoje realiai sodyboje gali apsigyventi apie 30 asmenų, o jeigu atskirai skiršiusi namukus, tai mažajam namukė apie 10 asmenų su vienguliam ir dviguliam lovom ir didžiam name apie iki 20 asmenų. Taip. Salėje gali būti ir 30 ir daugiau, bet miegot didžiam name iki 20. Tai jeigu dalimis skiršius. Taip. Manau, šiemet sodybom buvo, geri metai. Kažkaip kiek ir teko ir klausyti ir iš kitų, kas ir ieškojo sodybų, tai sako, labai buvo sudėtinga rašyti šiemet sodybos, nes visos buvo labai užimtos. Tai pas mus realiai irgi buvo vos ne diena iš dienos žmonės, kad turi 12 paleidį, 3 valandą naujus valyje. Tai turi per tą laiką viską ir įsikopti, žolę nusipjauti per 3 valandas, namus sutvarkyti. Biškai toks buvo iššūkis, po to truputėlį jau pasidarėm po dienos, 2 dienų pertraukas, nes jau buvom biškelį, jau negalėjom visko apglėbti, tai jau net patys jau stabdėm, nors būtų realiai diena iš dienos žmonės. Tiesiog darbo dienas tiko, ypatingai šiemet nustebino, kad skirtumas klientų iš Pajūrio labai daug sulaukiam. Jau kalėdos jau rezervuotos jau pas mus, nauji metai didžiam name jau užimti. Realiai žmonės domisi, šiaip savaitgaliai pas mus nėra tušti, visada jie būna užimti dažniausiai. Ypač šiltuoju metu, net sakyčiau, daugiau į didįjį namą labiau visi nori, vasaros metu gal labiau mažai, bet kažkaip ant žiemos visi labiau žiūri ant kompanijų, daugiau visi žmonės traukia susibūrimai, gimtadieniai, prasideda jubiliejai. Bet šiaip realiai šiuo metu net ir žada, gal net ir darbininkai pas mus gyventi, net bus ir darbo dienų, kad mėnesį gal 2 gyvens. Tai realiai vos ne visus metus dalinai sodyba yra užimta. Jeigu ne žmonės, tai mes tada su mielu noru čia liekam. Akivaizdu, kad žmonių gyvenimą, net pomėgius ir įpročius stipriai pakoregavo pasaulį užvaldžiusi pandemija. Ignalinos turizmo informacijos centro vadovė Marija Garėjeva teigia, jog karantinas mūsų kraštui netgi buvo naudingas. Mūsų nuomonė yra tokia, kad tai papildys tavo piniginę, jeigu tu darysi verslą, jeigu tu kažką irgi veiksi, nes tie pinigai patys savaime į kišenę neateina. Tai turint omenyje, kad šią vasarą atsirado naujų verslų, tai kažkam piniginė pasipildė. Tik tai žinoma, irgi čia irgi mūsų yra ypatybė mūsų rajono, kuo mums buvo šiemet karantinas naudingas, tuo, kad dalis verslų iš kitų miestų tiesiog buvo priversti pasitraukti ir ateiti į mažesnius miestus. Ar tai mūsų vietiniai kraštiečiai turėjo, tarkim, prarado darbą Vilniuje ir ieškojo kažkokių galimybių įsitvirtinti savo gimtajame mieste, ar kitokie verslininkai, matydami jau tą situaciją, kad didžiuosiuose šiemet turizmo paslaugų, turizmo teikėjų, tų turistų nebus tiek daug, irgi ieškojo kitokių galimybių. Tai tie nauji verslai, kurie šiemet atsirado Palūšė, didžiąja dalimi yra ne vietinių sukurti, o būtent atėjusi į mūsų kraštą dėl to, kad turėjo pasitraukti dėl karantino iš savo įprastų darbo vietų. Stebime kai kurias mūsų sodybas, kurios net iki šiol ir džiaugiamės to, kad jie net iki šiol neturi laisvų dienų, ne tik savaitgaliais, bet ir darbo dienomis net neturi laisvų dienų. Tai yra, jie turi tų svečių, turi tos gyventojus savo sodybose. Ir viena iš priežasčių, kodėl šiemet tas prasilgino sezonas, mes matome vis dėlto teigiamą poveikį būtent tos priemonės atostogos medikams, kur vyriausybės yra skirta 200 eurų vienam medikui atostogoms ir žinoma ne visi, bet nemažai mūsų paslaugų teikėjų įsitraukia į tą priemonę ir siūlo būtent pasinaudoti tą galimybę ir taip prasitęsia savo sezoną. Dar prieš metus Ignalinos turizmo informacijos centras turėjo gražių plėtros idėjų ir projektų. Pasidomėjome, ar jie bus vykdomi, ar jau pamiršti. Projektas dar vyksta, dėja dėl pirkimų tam tikrų subtilybių pirkimai buvo nutraukti ir buvo vykdyti iš naujo. Dabar pagal naują mūsų planą kitam sezonui mes turėtume jau naujus infoterminalus turėti būtent tose numatytose vietose ir prie autobusų stoties, ir prie mūsų turizmo informacijos centro prie aikštės. Tai būtų infoterminalai. Taip pat planuojame, kad kitą vasarą mes turėsime dar savo vieną naują kaip ir padalinį, tai yra mažą ticiuką, kaip mes vadiname, tai yra prie autobusų stoties buvusiame Snoro kioskelėje turėsime savo papildomą vasaros darbo vietą. Statistika sako, kad kai klientai purkštauja, abejoja ar net skundžiasi, verslininkai turėtų džiaugtis. Nors ir šiek tiek nepatenkintas klientas reprezentuoja didelę papildomo verslo ar jo plėtros galimybę. Visada įdomu atrasti, ką nors netikėto. Atradimų erdvė šį kartą tapo viena seniausių medinių bažnyčių šalyje. Kviečiame į Palūšę. Ignalinos viešosios bibliotekos projektas Bažnyčių istorija žadina vaizduotę kviečia pasinerti į paslaptimis alsuojančią Rytų Lietuvos istoriją.
įsiamžinusią šio krašto bažnyčiose, religiniuose simboliuose, meno kūriniuose, sakralinėje muzikoje. Jūsų laukia 12 įspūdingų kelionių nuo Ignalinos rajono pakraštyje įsikūrusios Gaidės, gaisrų pasiglemžusių Labanoro ir Cykinių bažnyčių iki Videniškių vienuolyno Molėtų krašte. Viena seniausių, trečia pagal senumą šalies medinių bažnyčių, Palūšė Švento Juozapo bažnyčia. Beveik 300 mečius gyvuojanti bažnyčia sukaupė didžiulius klodus informacijos, meninių vertybių ir saugojo begalinę trauką turinčią galią, atveriančią žmonių širdis meiliai ir tikėjimui gyvenimu. Tad tikrai neatsitiktinai ją plūsta tikintieji šalies ir užsienio. Kelionę po Palūšę pradėjome su Rita Ramanauskienė, Palūšės filialo vyresniąja bibliotekininkė ir Sigute Mudinienė, Aukštaitijos nacionalinio parko specialistė bendruomenės namų kiemelyje. Apžiūrinėdami Ramanauskienės parodą, jų pašaukimas ir prasmė tarnauti Dievui ir žmonėms. Parodoje eksponuota medžiaga liudijo apie šioje bažnyčioje per visus 270 metų tarnavusius kunigus. Jų čia buvo 31. Kiekvienas iš jų paliko vienokį ir kitokį indėlį tiek bažnyčios kaip pastato buvime, bažnyčios kaip šventovės klestėjime ir bažnyčios kaip visos parapijos kaitoje brendime. Bažnyčia buvo tarpinė stotelė ir mielas jaunystės dienų prisiminimas kunigui Julijonui Steponavičiui, vėliau tapusiam arkivyskupu, kunigui Vaclovui Aliuliui, Marijonų vienuolijos generaliniam vikarui Romoje kunigui Juozui Tunaičiui, vėliau tapusiam vyskupui bei daugelį kitų kunigų, kurių būta visokių. Ir tikrai ne visų indėlis saldus ir smagus, būta ir tokių, kurie godumu ir žiaurumu engė parapijiečius. Antroji paslapčių paieškų dalis vyko pačioje bažnyčioje, kur visus pasitiko klebonas dekanas Vidas Magurauskas. Kunigas atskleidė mažutėlės vos 80 žmonių parapijos paslaptį. Paradoksalu, tačiau ši bažnyčia gyvuoja ne tik parapijiečių dėka. Ją išlaiko iš visos Lietuvos ir net užsienio šalių atvykstantis krikštyti vaikų ir tuoktis. Pasak Vidos Magurausko, kiekvienas atvykstantis paklausiamas, kasgi jį sudomino Palūšės bažnyčioje, kad ryžtasi keliauti net 100 ar net 1000 kilometrų. Tai išskirtinė bažnyčios aura, sklindanti energija ir aiškiai juntama begalinė Dievo meilė. Aukštaitijos nacionalinio parko specialistė Giedrė Šukytė papasakojo apie Palūšės Švento Juozapo parapinės bažnyčios architektūrinį ansamblį ir joje esančius kultūros paveldo objektus. Palūšės bažnyčia, varpinė, koplytėlė ir medinė tvora, juosianti šventorių, sudaro vieną gražiausių ir seniausių medinės architektūros ansamblių Lietuvoje. Palūšės bažnyčia pastatyta 1750 metais. Kunigas Juozapas Baziliauskas iš tėvų paveldėtoje žemėje pastatė Švento Juozapo savo globėjo vardu pavadintą medinę bažnyčią. Istorija byloja, kad vienintelis statyboje naudotas instrumentas buvo kirvis ir nei vienos geležinės vinies. Aštuonkampė varpinė, primenanti lietuvių senovinių medinių pilių sargybos bokštą, yra tokia vienintelė Lietuvoje. Bažnyčios viduje gausu ir kilnojamųjų kultūros paveldo objektų. Bene 100 mečių senesnis už bažnyčią paveikslas Šventasis Antanas Paduvietis, itin vertingas 17 amžiaus tapybos pavyzdys. Antepediumas – dekoratyvus priekinės altoriaus dalies aptaisas, taip pat datuojamas ankstesnė data, nei buvo pastatyta Palūšės bažnyčia. Pasižymi 17 amžiaus tekstiliai būdingų dekoru, sutinkamų barokiniuose liturginiuose drabužiuose. Fonas – raudonas audinys, vaizdiniai ir augaliniai motyvai išsiūti aukso siūlais dengiamuoju dygsniu. Išskirtiniai ir bažnyčios paveikslai – tai primityviosios baroko stilistikos meno kūriniai. Šventojo Pauliaus atsivertimas – reto siužeto Lietuvoje, grindžiamas Naujojo testamento pasakojimu apie pagonį Saulių, kuris vėliau tapo apaštalu Pauliumi. Paveikslas Šventoji Trejybė – 19 amžiaus liaudies tapybos pavyzdys.
tradicinis liaudies žmonių supratimu vyravusio šventosios trejybės įsivaizdavimas. Paveikslas Šventasis Juozapas arba Malonės prašymas pasižymi retai Lietuvos sakralinėje tapyboje sutinkamu siužetu. Grupė įvairaus amžiaus ir lyties žmonių įteikia Šventajam Juozapui, laikančiam kūdikėlį Jėzų, lakštus su Malonės prašymais. Šventasis Laurynas sukurtas pasimokiusio tapytojo. Šventasis Laurynas vaizduojamas tradiciškai su palmės šaka ir grotelėmis. Paveikslas Nukryžiuotasis – sakralinės dailės pavyzdys pasižyminti šiam laikotarpiui būdingų stilistikos persipynimo, siekiu tapybos priemonėmis išgauti skulptūros efektą. Skulptūros Šventasis Petras ir Šventasis Povilas – didžiojo altoriaus retabulos nišose, lipdymo imitavimas. Nukryžiuotasis – 20 amžiaus pradžios liaudies skulptūros pavyzdys, pasižyminti santūrumu, paprastumu ir idėjos aiškumu. Procesijos kryžius – savitas gausiai puoštas žvaigždėmis. Nukryžiuotasis apjuostas apversto lašo figūra. Juoda, raudona ir auksinė spalvos suteikia kryžiui puošnumo. Kunigas Vidas Mogurauskas papasakojo, kad tikrosios bažnyčios lubos yra skliautinės ir išpieštos ano meto meistrų, tačiau šiuo metu yra užkaltos žemiau nuleistomis medinėmis įprastomis lubomis. Kas žino, gal ateis diena, kada tie meno kūriniai išvys dienos šviesą dar kartą. Šiuo metu rugpjūčio 9 dieną kartu šventus ir Šventojo Lauryno atlaidus Palūšės bendruomenė paminėjo 270 metų bažnyčios sukaktį. Šventasis Laurynas – artimo meilės kankinys, parodantis, kad artimo meilė nėra kažkokia ideologija, filosofinė idėja ar gero tono ženklas. Tai yra konkreti pagalba vargstančiam ar kenčiančiam. Mokydamiesi iš Švento Lauryno istorijos, atkreipkime dėmesį, kad labiausiai iš jo gyvenimo prisimenama pagalba ir meilė vargingiausiems. Prisidėkime prie gerumo darbų, skirdami dėmesį, laiką ar lėšų tiems, kuriems šiandien reikia labiausiai. Kartais tiek nedaug reikia, tik paimti už rankos ar apkabinti ir išklausyti. Mes galime išgelbėti žmogų iš nevilties. Kreipdamasis į parapiečius ir Palūšės parapijos svečius, sakė vyskupas Darius Trijonis. Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos bendruomenė jubiliejaus proga tikintiesiems dovanojo garsaus akordeonininko Tado Matiečiaus koncertą. Regis net kvapą gniaužia bažnyčios paslaptys. Kas kartą atėjęs joje gali išskaityti bažnyčių istoriją, besąlygiškai skleidžiančią meilę kiekvienam užsukusiam. Šiandien tiek. Kitame reportaže tęsime kelionę prieš 100 metų grįstais kultūros paveldo keliais. Ačiū, kad buvote kartu. Atsisveikiname linkėdami stiprybės šiuo nelengvu mums visiems metu. Likite sveiki.